Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną tokį dalyką, kaip pasitikėjimas Dievu. Jeigu mes pasitikim Dievu ir esam įsitikinęs, kad tos principus, tos normos, kurias mes turim savo rankose, tos knygos, šventos knygos, kurias mes laikome savo rankose, atsiuntė Dievas, tai mes turim pasitikėti Dievu. Tai panašu į tai, pavyzdžiui, kai mes pasitikim savo šeimos daktaru, kai mes susirgom, mes einam, kreipiamės pas šeimos daktarą. Ir šeimos daktaras išrašo mums receptą. Ir ką mes darom, jeigu mes pasitikim savo šeimos daktaru arba kitų daktarų, tai ką mes darom, mes einam į vaistinę, perkam tos vaistus ir vartojam. Bet mes nekuriam ten laboratorijos, mes nestudijuojam mediciną, mes nebaiginėjam daktaro mokslus, mes tiesiog pasitikim savo šeimos gydytojų ir vartojam tos vaistus. Arba laikomės tą dietą, arba darom tą, ką mums parašė daktaras. Tai jeigu mes pasitikim Dievu, tai mes irgi turim pasikliauti Dievu atsiųstų normomis, principais. Ir vienas iš tų principų yra draudimas naudotis narkotinės arba svaigalais. Svaigalais, narkotinės medžiagos yra uždrausta islame. Kodėl? Todėl, kad kai žmogus negali kontroliuoti savo emocijas, negali valdyti savo kūną, todėl tada jisai daro negerus dalykus. Gali pakelti ranką prieš savo tėvus, prieš savo vaikus, prieš savo kaimynus. Gali padaryti kažkokią nusikalstamą veiką. Tai Dievas nori apsaugoti mus. Ir jeigu mes pasitikim Dievu, mes turim pasikliauti ir šiuo atveju. Tai čia kokia nauda? Nauda ne Dievui, o nauda tik mums, tam, kad mes nedarytum kažkokius blogius veiksmus.